Sveiki visi, šiandien servise 007 Landerenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse noriu pristatyti patį naujausią Jeep Grand Cherokee modelį. Tai yra iš tikrųjų modelis, kuris mūsų dirbtuvės atvyko su truputėlį daugiau nei 1000 mylių rida. Tai praktiškai visiškai nedaug ten nuvažiavęs automobilis 2023 metų pabaigos. Antros pusės, apie pusę metų užtruko jį parsigabenti ir susitvarkyti ir užsiregistruoti. Na ir be abejonės jam sumontavom, kaip ir visiems jo pirmtakams iki tol, kokybišką Landerenzo Evo OBD dujinės įrangos komplektą. Labai trumpai apie patį komplektą, tai jisai montuojamas lygiai toks pat kaip ir senesniem variantam, nors variklis yra labai panašus, bet iš tikrųjų truputėlį kitoks. Kitoks ir valdymo blokas, kitoks išplanavimas, išdėstymas variklio skyriuje, tai visos tos taisyklės, kurios tinka senesniam, toli gražu netinka šitam. Bet nepaisant to, automobilis šiaip jau važiuoja puikiausiai dujomis, tikrai be jokių problemų, gražiai rieda, be jokių trūkčiojimų, dėžė, sakykime, švelniau lyg ir veikia, nesu tikras, ar jinai yra tokia pati, ar tiesiog atnaujinta, ar pakeista į visiškai kitą, nes tikrai dar pirmą kartą mums ir patiems tenka įčiupinėti savo dirbtuvės ir montuoti, tai tikrai labai naujas ir šviežus automobilis. Tai grįžtant prie įrangos, tai Landerenzo Evo OBD dujinė įranga. Pats valdymo blokas yra sumontuotas štai maždaug šitoje vietoje, šitame kampe. Ten truputėlį yra daugiau vietos, kitoje pusėje yra stabdžių pagrindinis cilindras bei pūslė, šitoje pusėje jos nėra, tai truputėlį turim vietos, kur padėti valdymo bloką. Dujų reduktorius yra sumontuotas štai čia, priekyje, atskirai montuojamas nuo dujų reduktoriaus Landerenzo L10 Turbo Oversize, montuojamas atskirai skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas OMB BFC. Specialiai padidinto pralaidumo, tvirtai pritvirtintas taip, kad būtų lengva jį aptarnauti, pakeisti skystos fazės filtrą, išvalyti, jeigu reikėtų vožtuvą. Tuo pačiu sumontuotas yra dujinės fazės filtras, taipogi čia, kur aš ranka laikau, yra pasiekiamas, vadinasi, aptarnavimai bus pakankamai greiti, spartus ir patogus. Dujinės įrangos saugiklis yra sumontuojamas štai šitoje vietoje, greta pliusinės atžymos, tai be abejonės tech apžiūros metu dažnai yra prašoma jo vietą žinoti, reikia tą žinoti, kad jisai čia toks yra. Didžioji dauguma kontaktų yra sulituotų tiesiai prie valdymo bloko. Valdymo blokas yra štai šitoje vietoje. Tai yra visiškai kitoks pats valdymo blokas nei senesnėse versijose Jeep Grand Cherokee ir visuose kitose modeliuose. Dujiniai purkštukai vėlgi yra sumontuoti irgi Landerenzo EBI+, jie yra sumontuoti štai šitoje vietoje po variklį dengiančių gaubtų. Pats gaubtas pilnai tvarkingai savo vietose. Visuose tvirtinimo taškuose nėra nei trupučio, nei pakeltas, nei kažkaip modifikuotas, viskas gražiai telpa. Aišku, vietos tikrai nėra daug, reikia pakankamai nemažai iššūkių, viską gražiai stalpinti. Visi montavimo darbai, kaip ir visada mūsų dirbtuvėse, pagal aukščiausius kokybės standartus. Tai reiškia, kad turim lygiai tokias pačias apsauginės gofras, kurios yra gamykliškai naudojamos variklio skyriuje. Dujinės įrangos laidus esam sugrupavę į vilkį apsauginės gofras, kurias vėlgi papildomai izoliuojame. Kiekvieną kontaktą lituojame, apsaugome termokembrikais, naudojam tik originaliuose montavimuose naudojamus gamyklinius laikiklius, kokybišką žarnas, spyruoklinės sąvaržas. Iš principo sudedam viską geriausia, ką mes galim šiai dienai sudėti. Aišku, reikia ir paminėti, kad nors ir nuo 2016 metų į viršų tiek džipus, tiek dodžus ne visos dirbtuvės sugeba padaryti normaliai tam, kad jie važiuotų tvarkingai, netrūkčiotų, nejotų, tai naujausio tipo Jeep Grand Cherokee turi dar daugiau iššūkių, čia reikia emuliuoti ir kuro slėgį, yra kuro slėgio daviklis, benzino be abejonės slėgio daviklis, kurį reikia vėlgi tinkamai emuliuoti tam, kad jis nemestų jokių klaidų, veiktų, o net ir uždegtą check engine tam, kad jį užgesint, bent jau, sakykime, pradžiai, yra reikalingi visi SGV koduoti protokolai, kurie ir kainuoja pinigus ir turi būti legalios su licenzijom, reiškia, diagnostikos ir prietaisai, taip kad tikrai ne visi juos turi. Taip, kad atsargiai rinkitės montavimo dirbtuvės, žiūrėkit, nepasimaukit, nes tai, kas tinka visiems, jau ne visada tikdavo nuo 2016 metų, tai šitam naujausiam modeliui tikrai yra tam tikrų iššūkių, kuriuos reikia įveikti. Tai iš principo apie patį variklio skyrių turbūt tiek. Dujų perjungimo mygtukas, kaip visada, yra kliento pasirinkimai. Šiuo atveju mes patį mygtuką turim sumontavę štai čia, gera vieta, atskira plasmasinė detalė. Tikrai nenorėjo klientas čia kažkur panelės gręžiot, kaip sakyt, daryti kažkokias kelias mygtukui, o vieta tikrai labai gera, iš tikrųjų pridėsiu nuotrauką veikiančiai, galbūt dienos šviesoje geriau matysis, galėsite vertinti. Dujų pildymą vėlgi padarom prie benzino užpilimo vietos, dėja konstrukcija vidinės dalies yra truputį kitokia nei
nei senesnėse versijose. Tai senesnėse versijose mes turim visą gražų pildymą ir čia iškart jau galime įjungti pistoletą. Tai čia dėja taip neišeina, reikia sumontuoti mažesnį perėjimą, į kurį įsisukinėsim adapterį ir užspilsim dujų. Aš video apie dujų užpilimą pirmą be abejonės pridėsiu, tikrai galėsit pamatyti. Tai viskas gražiai užsidaro ir pasislėpia. Na, Jeep Grand Cherokee modeliuose atsarginis ratas tiek senesnėse versijose, tiek ir šitoje yra montuojamas viduje. Telpa pakankamai didelis balionas. Šiuo konkrečiu atveju turim sumontuotą 100 litrų balioną ir jisai gražiai valygiai užsidaro. Tai yra pačio didžiausio diametro ir pačio didžiausio aukščio įmanomas balionas. Tai apie 100 litrų bus realiai pilamas apie 80 litrų dujų jau realiai degalinėje. Tai netgi turbūt truputį daugiau negu benzino į paką. Apie 80 litrų, kiek žinau, yra pats benzino bakas taip pat. Tai tikrai pakankamai nebloga komplektacija, pakankamai masyvus didelis automobilis, važiuoja tikrai labai smagiai, tyliai, maloniai, be abejonės, vos keli tūkstančiai rida, tai žinoma, jis važiuoja gerai. Tai jeigu kažką panašaus planuosite įsigyti, ar tiesiog domėsitės, tai turėkite omeny, kad įrangą jam galima sumontuoti, jinai važiuoja, tikrai problemų nekelia. Tai nėra tiesioginiai purškimo variklis, vėlgi paminėsiu, vadinasi, jisai važiuos visu 100% dujomis. Tai tikrai labai geras variantas ir esu tikras, kad kelių metų bėgyje jų gatvėse matysime vis daugiau. Tai tam kartu tiek, jeigu yra klausimų, klauskit, susisiekit, komentuokit, lauksim. Ačiū.